Sveiki, šiandien aš Jums pademonstruosiu kryžkelės analizę. Tokią analizę atlieku ir asmeniškai, jos kaina yra 15 eurų ir analizė atsako į 3 klausimus. Ar esate ten, kur dabar turėtumėte būti? Tada, ką turėčiau daryti, kad atskleičiau savo gyvenimo kelią ir kokios savybės mane stabdo pasiekti savo tikslų. Tai pirmiausia, pasižiūrėkime, ar esate ten, kur turėtumėte būti. Šiuo gyvenimo momentu jūs galite būti gana atsiskyrę, intravertiški, stengtis kažkaip pabūti su savimi, savyje, suprasti, ko norite, apskritai, kas jūs esate, kas jūs gali padaryti laimingą. Šiaip iš esmės tai yra gera būsena, tai reiškia, kad jūs einate į save ir ieškote tam tikrų galimybių, ieškote atsakymų. Ir kortos rodo, kad gaunate ir tam tikrą pagalbą iš šalies, kad yra šalia jūsų žmonių, kurie jums nori padėti ir kurie jūs palaiko. Ir tas palaikymas jūs šiek tiek išmuša iš vėžių, nes jūs tada galvojate, kad tiems žmonėms kažką esate skolingi. Tai gali būti tėvai, gali būti partneriai, jūs galvojate, kad aš turiu kažką padaryti, kažką turiu pabaigti, vien dėl to, kad tas žmogus būtų laimingas. Tai esate ten, kur turėtumėte būti vien dėl to, kad jūs bandote atsakyti savo vidinius klausimus, bet turėtumėte nustoti bandyti kažkaip padaryti kitus asmenis laimingus. Turėtumėte tą dalyką kažkaip išbraukti iš savo gyvenimo ir daugiau galvoti apie tai, kas jūs daro laimingus, o ne kaip reikėtų jums atidirbti ar kažkaip tai kažką padaryti, kad kitas asmuo būtų laimingas. Tai pavyzdžiui, jeigu stojate kažkur mokytis, tai nereiktų stoti ten, kur tikisi jūsų tėvai, reiktų stotis ten, kur norite jūs. Ar taip pat dėl darbo arba dėl visuomenės spaudimo, jeigu norite, pavyzdžiui, išeiti iš santykių. Tai tą ir padarykite, nesvarbu, ką pagalvos kiti arba ką pagalvos visuomenė. Tai pasižiūrėkime, ką turėtumėte daryti, kad atskleistumėte savo gyvenimo kelią tada. Primenu, kad būrimas yra bendro pobūdžio ir tikrai tiks ne visiems, todėl jeigu norite būtent jums tokio būrimo, galite užsisakyti pas mane Instagrame arba Facebook'e. Tai ar klausimas, ką turėtumėte daryti, kad atskleistumėte savo gyvenimo kelią? Nustoti savo meluoti. Tai labai paprastas dalykas, nustoti save apgaudinėti, nustoti priminėti kitų žmonių nuomonės, nustoti priminėti kitų žmonių patarimus, netgi tų, kurie jūs pati žinote, kad jums ne visą laiką, patys žinote, kad ne jums visą laiką linki gero, nebijoti judėti į priekį, nebijoti būti laimingiams, nes apskritai jūs galite esate lyg jums lemta keliauti, lemta pažinti, netgi kai kuriems žmonėms gyventi užsienyje. Ir jūs to nedarote, nes bijote kažkokios tai, ką kiti pagalvos, ką šeima pagalvos. Bet būtent tai jūs ir padarytų laimingais. Jūs užsienyje kažkur kitur labiausiai atsiskleistumėte, nes šiuo metu šioje vietoje, kur gyvenate, nebūtinai tai turi būti užsienis, gali būti tiesiog kitas miestas, bet toje vietoje, kur dabar jūs gyvenate, jūs jaučiatės tiesiog, įstatyti į kažkokį kampą, į kažkokį dėžę, rėmus, jūs turite elgtis taip, kaip tikisi kiti žmonės ir negalite būti savimi. Tai, kad atskleistumėte savo gyvenimo kelią, jūs turite pajudėti iš tos vietos, kurioje gyvenate ir persikelti kažkur kitur, patirti kažką naujo, ypatingai jeigu galvojate apie užsienį arba kitą miestą, tai nebijokite to padaryti. Ir kokios savybės stabdo jūs pasiekti jūsų tikslų. Kokios savybės jūs stabdo pasiekti jūsų tikslus? Įsipareigojimai. Jūs esate labai atsakingas žmogus ir jums labai svarbu jūsų įsipareigojimai šeimai, tėvams, draugams, įsipareigojimai santykiams, jeigu tokios turite. Jūs bijote priimti sprendimą, būti tam tikrą prasme spontaniškais ir tai tiesiog jums atneša to tokią vidinę nelaimę, jūs tada jaučiatės nelaimingi, negalite pasiekti savo tikslų, negalite savęs kažkaip realizuoti, nes jūs sakote, bet aš kažkam juk atsakingas, prieš kažką esu atsakinga, aš negaliu tiesiog visko mesti ir palikti, tai ką pagalvos mano šeima, ką pagalvos mano draugai. Ir tai jūs labai stabdo visame kame, ne tik jūsų laimėje, bet taip pat ir jūsų tiksluose
jūsų profesija, jūsų darbuose, jūs pradedate galvoti, gal aš nenoriu būti tiek žinomas arba matomas, arba aš nenoriu būti toks sėkmingas, nes pažiūrėkit, taurių 9 krenta kaip didžiulė sėkmė, o jūs nuo jos lyg nusisukate vien dėl to, kad liktumėt nematomi. Matot, kad liktumėt nepastebėti, kad neįsišoktumėt. Labai įdomus būrimas. Tai būtų jūsų tas vidinė baimė ir noras neįsišokti arba kažkaip nepasirodyti, kad negautumėt kažkokių apkalbų arba nenuviltumėt savo šeimos, draugų santykių. Jūs labai stabdė nuo jūsų tikslų pasiekimo ir netgi tos, laimės. Tai būtų tiek, primenu, kad būrimas tikrai ne visiems. Jeigu jaučiate, kad būrimas skirtas jums, priimkite šią informaciją. Apačioj saulė krenta, tai viskas bus gerai, panašu, kad imsitės tų pokyčių, pajudėsit į priekį. Kas jaučia, kad tas būrimas ne jums, bet norėtumėt būtent tokio būrimo, galite kreiptis Instagrame arba Facebook'e. Primenu, kad kryžkelės analizės kaina 15 €. Iki kitų būrimų.